Labas rytas. Sėdim palapinės, šalta labai. Ankstus rytas, 7. Saulės dar nėra, nes čia kalnai. Ir viskas šlapia. Lietus? Ne lietus, matai, čia drėgmė. Čia yra tokia virtuvėlė kempinge. Toks kambariukas. Šaldytuvas yra. Čia tenisas, žaidimai, knygos. Mažas kambariukas pasėdėti. Bet va, mikrobangė yra, verdaliai. Puodai net yra. Ir čia va net gali daryti, valgyti. Riedam jau lauk. Greitai apsitvarkė. Čia reikia vartus atsidaryti. Kadangi kempinge nebuvo saulės, tai pasidarėm pusryčius ir atvažiavom čia šalia. O į šitą vietelę prie ežerėlio. Ten yra pavėsinė tokia. O, koks rudas ežeras. Pas mus gražesnė būna. Žydri tokie. Čia padaryta pasifotkint. Ajajaj. Foto. Wow. Rytas. 12 šilmos, tik bet ant saulės tai šilta, gera. Viskas, pabuvom, pavalgėm, droną pakėliau, paskraidėm. Mateo, važiuojam. Varom toliau. Šiandien reikia taupyti laiką, nes reikia pasiekti Moldovą. Šveicarija, va, gyvena sodybėlės ant kalnų. Žolytė nušienauta. Stabtelėjau 1 sekundę. O, čia kokius namelius stato. Su vaizdu. Atvykom į dar vienuolyną vieną. Einam pažiūrėti, kas ten yra. Va, kokias mažas duris, kaip čia lysti. 10 pinigų kainavo. Nedaug.
Oho, čia ištirpo visas vaškas, kas čia? Čia vanduo gal? Valio! Nu, kišk. Kita. O va, kokia siena išpiešta. Negalim filmuoti, bet aš biškį nufilmuosiu. Čia vandens galima pasisemti. Gilus. Įdomus. Apžiūrėjom šitą vienuolyną, toks nedidelis. Ir dabar keliausim jau. Sustojimų kaip ir nebeturiu, nebent į tualetą arba į degalinę. Važiuosim link Moldovos. Iki. Sustojom dar čia į Lidlelį. Nusipirkome nesąmonę visokių. Kadangi niekur daugiau nestojom, jokio restorano, jokio užkandinę, varom į Moldovos pasienį. Neaišku, ten laiko kiek užtruksim. Pats šiauriausias pasienis iš visos sienos, tai žiūrėsim, kas ten kaip. Taip, važiuojam. Čia vien saulėgrąžų, visur laukai matosi. Kukurūzai arba saulėgrąžų, bet saulėgrąžas pagrindė visur. Visa Rumunija vien saulėgrąžas. Išmokė jas, atrodo. Nugelti. Viskas, pasienis. Rumunija baigėsi. Iš Rumunijos išleido šiaip ne taip, bet dabar reikia patekti Moldovą. Moldova. Kažkur čia turi būti punktas. Matosi ten. Valio, mes jau Moldovoj. Praėjom, viską gerai. Labai keistas pasienis, nes 10 minučių stovėjau ir nė gyvos dvasios, nei vienos mašinos nepravažiavo. Aš vienas buvau tarp visą pasienį. Čia pats šiauriausias, tas nieks čia nevažiuoja pro tos kaimus. Tik mes sumatėjo taip. O, iškart egzempliorius. Apsidūmijus važiuoja rusiška technika. Buvau pasižymėjęs kažkokį tai parkelį čia, šitam kaimūkį, bet atvedė va. O čia kelias, sako. Čia tavo parkelis, sakom. Tai nežinau, nesąmonė, kažkokį internetą neturiu. Važiuoju bandyti apvažiuoti, iš kitos pusės gal kažkas bus, o jeigu ne, tai varysim į viešbutį. Nes čia toks kaimų kaimas. Ai, va čia gal įėjimas kažkoks tai. Reiks eit pasivaikščioti atrakinta. Dabar Matėjo miega. Susiraitęs. Čia kažkas atidaryta. Ten kažkoks senas namas stovi sugriuvęs. Apgriuvęs. Čia griūna jau, Matėjo. Krenta plytas, gal to neik.
gyvena. Bomžynas. Einam į kitą pusę. Čia dar kažkoks tai namas. Gal dar gyvena kas nors? Nelabai. Bomžiukai nebent. Užrakinta taip. Mama įkeičia. Nieko net. Dėdė? Čia vištų daug, tai čia kažkas gyvena. Neslampinėkim, gal čia pas kažką. Einam laukščiai. Matėjo parūpo vištos tos. Šiokoko. Taip. Tegu gyvena. Nori paleisti? No, no, no. Čia dar namas sugriuvęs, va. Pingvinų namas. Šitas penkiausia daug. O, atidarai? Aš galvoju uždaryta. Čia nieko nėra, ką mes čia pamatysim, viskas užrakinta. Oi, čia kemsynai. Atsidūrei? Baigėsi ten parkas. Atėjo kojas įsidilgino. Čia kažkoks barakas. Institutas. Negyvos dvasios čia nėra. Atrodo, kad žmonių čia koks 100 gyvena šitam kaimelį tik. Tęsiam apleistų pastatų apžiūrą. Čia dar kažkokie langai išdūžę. Alimentarą. Nežinau, ką tai reiškia. Čia dar vat kažkas tai. Palatur kultūry. Kultūros kokie namai, nežinau. Baigiam savo apžiūrą šio kaimelio. Važiuojam į viešbutį. Karšta labai 35-6 kokie. Троция. Извини, грубо. Хохол его пришел, начал мыться у колодца. Колодец, чтобы пить воду. Ладно, лицо помыл, а он начал весь. А я беженец. Так беги отсюда нахер. Вода. Так же не делается. Что ты, если пришел, уже должен здесь... Ой, люди такие, что... Ха-ха-ха. А ну погромче скажи. Ха-ха. Скажи погромче. Ха-ха. Ха-ха. Tai ten kaip aukštai. Netyčia užtikom gražią bažnyčią. Dėdulė parodė mums šiek tiek
Sakė, buvo Panevėžy dėdulė kažkada. Kažką dėdulė sakė šitos bažnyčios, šitos medžiagos fasado plytas ar kas iš Pabaltijo atvažiavo, sakė. Gal tikėt, gal netikėt, bet taip sakė. Hello, mes jau savo kambarį. Taip, matė, reikia viską pakraut, pasinaudot elektrą. Visai nieko, kambariukas toks. 3-5 eurasikai. Čing, čing. Turim vonę. O tokia ta Moldova kol kas. Daug pakelėse pardavinėja visko, mačiau. Pomidorus, svogūnų, arbūzų daugiausia, viskų vaisių, uogų. Visko yra pakelėse, kas 2 kilometrai vos ne. Miesteliuose, kaimuose, tai nieko gero, ten tuščia. O dabar atvažiavome šitą didesnį miestelį, miestą jau gal čia. Tai šiandien nežinau dabar kiek šitą valandų, 6 dar tik. Nieko normalaus nevalgiam, tai reiktų surasti kažkur. Pavalgyti eisim turbūt. Čia sakė, yra virtuvė kažkokia. Lipam pažiūrėti. Tokia mažytė. Холодильник. Kas čia? Ava. Galim čia kepti, virti. Arbatą. Įslis skalbti, bet mes rytoj išsiskalbsim kitą viešbutį. Kiek daug suvalgysite? Vaikiškas meniu. Atėjom pavalgyti. Va, matė, kokį burgeriuką atnešė gražų. Išalkė, mes visą dieną nevalgė. O čia mano didelė porcija kažkokia kebabo, mėsa kažkokia panaši. Skanu tau? Yes. Oi, prisivalgėm belenkaip. Ir 16 eurų tik už viską. Mėtė kažkas. Einam dar biškį čia iki centro, praeisim, kad susivirškintų. Apžiūrėsim, kas gero. Hello! Matė važiuoja biškį, aš jam padedu su pulku. Nes pirmą kartą. Viskas, grįžom namo. Taip, pasikrovė. Šiandien full diena, pilna įspūdžio, taigi viskas. Einam ir sėtis. Taip, kad labanaktis. Labas rytas. Labas rytas. Jau atsikėlėm, jau rengiamės, nes jau pramygom. Jau yra 8:30. O dar reikia papusryčiauti eit. Nu nieko, atostogas, kam čia skubėt.
Visai gerai mėgojusi čia. Nes langai geri, sulaiko garsą. Biški šilta buvo, nes tas kondicionierius vos veikia. Bet yra kaip yra. Taigi tęsim savo pažintį su Moldova. O, oi, šimui. O ten mūsų namai, čia mūsų langas. Kambario kaip tik prie mašinos. Ir važiuojam, aplankysim kelias vietas. Ir šiandien planas nuvažiuoti į sostinę. Tinka. Ok, važiuojam. Čia koks koliziejus kažkoks. Kaip Romoj. Rūmai. Atvažiavam jau tą miestelį. Ir ten prieki matosi objektėlis mūsų. Ai ne šitas dar kažkuris pasisukt, rodo. Dar vieni rūmai. Be langų. Čia žmonės savo tokius namus pasistato, aš nesuprantu. Milžiniški namai. Va, kur atvykom. Prie kažkokio tai forto ar pilis čia. Reikia pasidomėti. Karšta jau lauke. Jau 30. Vėl bus šiandien 3,6 kokia. Matėjos galvoja pažaist, nu tai ką darysi. Reikia žaist tada. Ok? Labai karšta, atsargiai. Dar nelabai, bet bus diena karšta. Sarok. Europos Sąjunga rėmė turbūt čia. Kas tai yra? Va, Europos Sąjunga. Kiek padarė jiem. Todėl mačiau mieste Europos Sąjungos vėliavų daug. Moldovai. Kažkur čia bilietą, va ten kasa parašyta. Reikia nusipirkti bilietą, sakė. Taip. Patekom į vidų, eisim pasivaikščiot, palaipiot. A, čia šaudydavo, va. Pro skylės šitas. Čia reikia lipti. Kardai. Dar lipk. O, sulūžo. Dar reikia lipti. O, užlipo. Na, apeisim šitą. Nėra čia labai didelė teritorija, tik palaipai laiptais. Taip, va gyvena. Čia upė. O čia žmonės gyvena taip prie upės. Augino gyvulius. Žuvis traukia. Va, radau aprašymą. 1499 metai.
First time, all documents. Dar užsukom pavalgėm biškį, nu aš pavalgiau Mateo, tai nenoriu valgyti. Gal dėl karščio, gal dėl to, kad vakar ten prisivalgė savo burgerių. Dabar pamiegos pietų, nes pietų metas. Labai karšta kažkur tai eit, kažką daryti. Bet dar esu nusimatęs vieną objektėlį pakeliui už valandos, už beveik 2 valandų kelio. Vis tiek judam link sostinės, Kišinovo. Tai galim užsukti, pažiūrėsim. Tai kol kas tiek, reikia judėti šitais siaubingais keliais. Atvykom į tokį vienuolyną, Sacharną. Eisim pažiūrėti, kas čia yra. Kur čia įsikūręs tas vienuolynas? Tarp kalnų. Nedidelių tarp kalnų. Sakarna. Kur Mateo pabėgo? Как не живые, Игорь. Да нет. Эй, Я говорю, за Цапли. цветы. O, žąsinai gyvena, gulbės čia. Gulbės. Antys. Čia bėga vanduo, šaltas. O, šaltas. Iš kalnų. Reikia atsigerti. Čia gali atsigerti. Labai geras. Ne, čia nutrūko Mateo. Geras? Bėga upeliukas, va. Kalnai kažkur yra, kad bėga čia vanduo. O, tiltelis padarytas. Galim čia pasivaikščioti šalia šitą vienuolyną. Šalia yra upelis. Ne taip karšta po medžiais. Oho, kaip sibuoja. Ui! O, ėjom dar priėjom prie tokių uolų. Kas ten yra, Mateo? Aš netilpsiu. Kas ten yra? Oho. Oho. Daug paveikslų, žvakutės. Šiukšlė, aišku, kažkokių. Tarp uolos padaryta. Dek. Olia. Dabar reikia durti kažkur.
Tegul būna viskas. Ara. Čia kažkas. O, čia galima griūti. Čia. Kur čia dar atėjom? Vanduo. Gražu labai. Čia esam netoli Padniestrio šito regiono. Tai va jau net numeriai mašina. Viskas, apžiūrėjom šitą vienuolyną. Keliausim į sostinę, į naujus savo namus. Kas čia dabar? Traukitės. Vakarienę vaikšto. Ade. Va taip pakelėse pardavinėja viską, eina pirkti arbūzą. Mergaitės pasiima tokį arbūzą. Nu, toks nėra didelis, bet geras. O kaina, spėkit, 5 centų. 5 centų. Kapeika. Matosi ten miestas jau, Kišinovo. Sveiki atvykę į mūsų namus Kišinove. Matėjo graustą jau. Tokie paprasti, ką žinau, apartamentai. Bet turėsim savo virtuvę, galėsim biškį pataupyti, pagaminti. Įsiplauti drabužius pagaliau. Čia kažkas išplovė rankšluosčius ir paliko. Tai galės susinešti. Kišiniovas matosi šiek tiek. TV, o ten mėgosimo. Antras aukštas. Jaučiu karštą bus čia. O, vien veidrodžiai. Tokie jau mūsų namai. Kiek čia kainavo, dabar neatsimenu. Nu, parašysiu. Apačioj. Taip, Matėjus šiandien visą dieną buvo ant dietos, tai dabar eis valgyti.